Vilniaus vandenų valdoma Vilniaus nuotekų valykla yra didžiausias tokio tipo objektas Lietuvoje, užimantis 56 hektarų plotą. Per parą jis surenka ir išvalo daugiau nei 100 000 kubinių metrų Vilniaus miesto nuotekų. Nuotekos pirmiausiai valomos mechaniniu būdu, atskiriant stambesnes šiukšles. Vėliau vyksta biologinis valymas, kuriam pasibaigus į Neries upę sugrąžinamas švarus vanduo. Iki šių dienų valykla transformavosi ir tampa moderni. Tai buvo būtina siekiant atliepti augančio Vilniaus poreikius ir griežtėjančius gamtosauginius reikalavimus. Vilnius yra nuosekliai augantis miestas. Tyro vandens suvartojimas per parą vidutiniškai padidėjo daugiau nei 6,5 tūkstančio kubinių metrų, o nuotekų kiekis daugiau nei 9 000 kubinių metrų per parą. Buityje naudojamai technikai tampant modernesne, į nuotekas patenka didesni cheminių medžiagų kiekiai, atsiranda naujų teršalų. Rekonstravus ir išplėtus valyklą, 2023-aisiais jos pajėgumai išaugo 60%. Didesnė valykla per parą gali išvalyti daugiau nei 82 tonas teršalų. Biologinių įrenginių išvalymo efektyvumas padidėjo net 50%. Valykla ne tik pritaikyta sparčiai augančio miesto ateities poreikiams ir griežtėjantiems aplinkosauginiams reikalavimams, bet ir orientuota į antrinių žaliavų išgavimą. Valykloje iš surinkto dumblo išgaunamos žaliosios biodujos. Iš jų pagaminama 25% visos bendrovei reikalingos elektros. Termiškai apdorotas dumblas atiduodamas kompostavimui. Juo tręšiami želdynai ir atstatomi pažeisti žemės paviršiaus sluoksniai. Vilniaus nuotekų valykla veikia pagal žiedinės ekonomikos principus, sugrąžindama į gamtą tai, kas iš jos buvo paimta.